Taigi, brangus svečiai, ačiū labai, jog palaukite, tikrai neplanuota pertrauka, technika yra technika, techniniai nesklandumai, bet viskas išspręsta. Grįžtame čia į Europos čempionato kovas, į Vilniaus Avia Solutions Group areną ir dabar regėsime Europos čempionato finalą ir mes jau turime finalininkų sąrašą. Finale šoks viena pora iš Rumunijos, viena pora iš Vokietijos, viena pora iš Danijos, viena pora iš Lenkijos, taip pat iš Latvijos ir viena pora iš Lietuvos. Antroji Lietuvos pora Georgijus Kalašnikovas ir Domilė Šemeškevičiūtė užėmė 7-ąją vietą ir yra pirmieji nepatekę į finalą. Marius Ilčiukas ir Darija Grigorė iš Rumunijos yra 8-ieji, Bartolomėjus Škutnikas ir Agata Briči iš Lenkijos užėmė 9-ąją vietą, 10-ieji Dušan Grūla ir Džieda Kranjolinė iš Slovakijos, 11-ieji Jonas Andrėja Petersen ir Kristi Pustep iš Norvegijos, 12-ieji Andrėja Gončiada ir Vera Demidova iš Italijos. Taip atrodė pusfinalis, o mes pradedame finalą ir finale mes regėsime du šokius, kuriuos poros atliks solo. Pirmasis iš jų tango, antrasis bus šiek tiek vėliau kvikstepas ir tango atlieka pora numeris 40, tai Darjušas Mička ir Madara Freiberga iš Lenkijos. Darjušas ir Madara kartu šoka nuo 2013 metų ir iki šiol jie neturi nei pasaulio, nei Europos čempionatų medalių, tačiau yra netoli podiumo. Pasaulio čempionate šiais metais jie buvo 4, praėjusių metų Europos čempionate 6. Mes matėme jų tango, o dabar ekrane regėsime ir poros vertinimus. Turėsime galimybę prisiminti ir vertinimo kriterijus. Paprašysiu porą sustoti centre. Take a ball, stay in the middle. Right here. Teisėjai jau porą įvertino. Siunčiame rezultatus kompiuteriui ir netrukus rezultatai ekrane. Taigi šiai porai pirmasis jų finalo šokis sekėsi štai taip. Pirmasis vertinimo kriterijus yra technika, antrasis muzikalumas, trečiasis partnerystė, ketvirtasis choreografija ir prezentacija. Ir mes matome, kad pora už visus kriterijus surinko šiek tiek daugiau nei 9 balus, tuo tarpu, kai maksimalus galimas skaičius yra 10. Dabar ant parketo žengia Rumunijos šokėjai Rareš Kožok ir Andrėja Matei. Kartu jie šoka nuo 2016 metų, yra šių metų pasaulio čempionato bronzos medalių laimėtojai. Praėjusių metų Europos čempionate Rarešas ir Andrėja buvo 5. Dėkoju šiai porai. Thank you, couple. Thank you, couple. 13. Antroji pora finalininkė. Regėsime ir lygiai taip pat kaip ir šios poros iš Rumunijos vertinimą. Na ir pirmasis vertinimo kriterijus technika. Jis apima daugelių veiksnių, kurie visi yra aprašyti teisėjavimo taisyklėse, tačiau pagrindiniai būtų tokie kaip laikysena, judesys, pakilimai ir nusileidimai, pėdų technika, galvos padėtis ir kaipgi dabar suvertina teisėjai. Taip, 9, šiek tiek arčiau 9,5 ir kol kas jie aplenkia prieš tai šokusią Lenkijos porą.
trečiasis solo šokis tango, kurį dovanoja Vadimas Šurinas ir Anastasija Meškova iš Latvijos. 5 jie buvo pasaulio čempionate šiais metais, o kartu šoka tikrai ganėtinai seniai prasidėjo jų bendra partnerystė, tai yra 2010 metais. Pora numeris 49. Dėkoju šokėjams, lygiai taip pat, kaip ir buvusiai prieš tai. Teisėjai jau pirmąjį šokį įvertinom, rezultatai siunčiami į kompiuterį ir netrukus rezultatai ekrane už pirmąjį šios poros šokį. Na, aš trumpai apžvelgsiu antrąjį teisėjavimo kriterijų, tai yra partnerystės įgūdžius. Na, trumpai tariant, šis kriterijus apibrėžia poros gebėjimą šokti kartu, šokti tarsi vieno, išlaikyti abiejų kūnų kontaktą, ypatingai sudėtingesnėse figūrose. Taip pat gebėjimą kartu judėti tarsi keliose plokštumose. O dabar ant parketo savo solo tango atliks Dmitrijus Kolobovas ir Zina Buš, šokėjai iš Danijos. Ir praėjusių metų Europos čempionate jie buvo 7. Šių metų pasaulio čempionate jie buvo 7. Na ir pagaliau šoka Europos čempionato finale, nors šiek tiek to galima buvo ir tikėtis po puikaus pasirodymo Grand Slam reitingo varžybose Vokietijoje. Dmitrijus ir Zina kartu šoka nuo 2011 metų. Dėkoju šiai porai, thank you. 34 pora, o ne 4 pora finalininkė. Kaip jau kalbėjome anksčiau, šiai porai tikrai labai šiais metais palanku, nes solo šokiai atliekami finale kiekvienais metais yra vis kiti ir šiemet tai yra tango ir kvikstepas, taigi būtent šiam duetui turbūt labai palankus tie individualiai atliekami šokiai ir pasižiūrėkime, kaip vienas stipresnių jų šokių tango įvertins 12 Europos čempionato vertintojų. Taip jie gauna šiek tiek daugiau nei po 9 balus, surenka 36,5 balo ir kol kas yra antroje vietoje. Aikštelėje pora numeris 50. Evaldas Sodeika, Ieva Žulauskaitė. Lietuvos šokėjai Evaldas ir Ieva ir jų tango. Na, kaip jau sakiau, tai vienas tituluočiausių visų laikų šokių duetų. 3 kartus pasaulio čempionai, 2 kartus Europos čempionai, 9 kartus Lietuvos čempionai. Kartu jie šoka ilgiausiai iš visų finalininkų nuo 2008 metų. Gausiau aplodismentais pavadinime. Mūsų kova. Numeris 1 jums privalo padėti. Turime būti tas 6. žaidėjas šią aikštelėje.
Taigi netrukus Evaldo ir Ievos. Greičiausiai Evaldas ir Ieva šiandien yra vienintelė finalo pora, kuriai teisėjai galėtų parašyti 10-tuką. Ar tai bus tango, ar koks nors kitas šokis ir ar sulauksime 10-tuko, viskas paaiškės netrukus. Ir kol kas arti 10, geriausiai į beveik 10-tukų įvertinamas choreografijos ir prezentacijos kriterijus. Taigi savo gerą energiją šiandien Evaldas ir Ieva paperka ir žiūrovus, ir teisėjus. Na, o čia Tomas ir Violeta Feinšil, kurie atstovauja Vokietijai. Šių metų pasaulio vicečempionai, praėjusių metų Europos čempionate Tomas ir Violeta buvo 4, o poroje jie šoka taip pat jau ganėtinai netrumpą laiko tarpą nuo 2015 metų. Dėkuoju šiai porai, thank you. 21 pora, tai jau 6-oji pora finalininkė šiame Europos čempionato finale. Na, netrukus matysime ekrane Tomo bei Violetos vertinimus. Na, aš greitai perbėgsiu ir pasakysiu, kasgi slepiasi po choreografijos ir prezentacijos kriterijumi. Na, tai trumpai tariant, tai yra poros žingsnių sudėtingumas. Iš tikrųjų, poros gali šokti ir bazinės figūras, gali šokti ir sudėtingas ar net labai originalias figūras. Ir būtent šio kriterijaus metu tą ir vertina teisėjai. Ir Tomas ir Violeta tikrai gauna nemažus balus po 9,5 arba beveik 9,5. Ir po pirmojo šokio jie yra antroje vietoje, taigi tai vėlgi yra labai rimta paraiška apginti savo vicečempionų titulą iškovotą pasaulyje, apginti šį titulą ir Europos čempionate. Mes matome taip, Evaldas ir Ieva stipriai atsiplėšė jau per pirmąjį šokį. Pora iš Vokietijos ir pora iš Rumunijos dalinasi ant